Rugpjūčio 2. Ateikite, nusilenkime ir pulkime ant kelių, klaupkimės prieš Viešpatį, kuris sutvėrė mus. Psalmių 95 skyrius 6 eilutė. Mūsų manymu, bet kuriam krikščioniui yra neįmanoma be maldos tinkamai ir apgalvotai elgtis gyvenime, ugdyti tikėjimo ir charakterio struktūrą, kaip sako apaštalas, sudaryta iš aukso, sidabro ir brangių akmenų. Ir dar pridursim, to neįmanoma padaryti be reguliarios maldos. Ir net esame linkę pasakyti, be atsiklaupimo maldos metu. Tikime, kad pačių tikriausių ir geriausių, kada nors gyvenusių Dievo žmonių liudijimai ir patirtis tai patvirtina. Vienintelis išmintingas elgesys, kurį galime parodyti Dievui, būdami kūriniais priklausomais nuo jo dosnumo ir laiminami jo gerumo, yra pagarba ir garbinimas. Garbinimas reiškia ne tik maldą ir jo sudėtinės dalis, tokias kaip kreipimasis į Dievą, maldavimas, šlovinimas, dėkojimas, išpažinimas, prašymas, bendravimas ir garantavimas, bet taip pat reiškia ir visišką kūniškų norų numarinimą savo ir pasauliui, o atgyjimą Dievui. Garbinančią širdimi atlikime pilną pasišventimą ir išsaugokime jį. Turime šį visišką atsidavimą parodyti su dėkingu ir įvertinančiu tikėjimu, viltimi, meilę ir paklusnumu kaip savo išmintingą pasiaukojančią tarnystę, o taip pat turime kviesti vieni kitus, prisijungti su mumis šiuose dalykuose. Klausimai: ar šią savaitę tarnavau Dievui? Kaip, kodėl, kokie buvo rezultatai? Ateikite, nusilenkime ir pulkime ant kelių, klaupkimės prieš Viešpatį, kuris sutvėrė mus. Psalmių 95 skyrius 6 eilutė.